Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir tęsiu video pamokas apie armatūrą. Tai dar vienas armavimo būdas yra su gamykliniais tinklais. Tai fabric area arba fabric sheet pagrinde naudojama perdangoms ir sienoms, tačiau yra gamyklų, kas naudoja, tarkim, ir sijoms. Tai pasižiūrim į level 2, nueisiu ir čia turiu perdangos plokštę, kurią suarmuosim su gamykliniais tinklais. Tai fabric area ir pasirenkam šito komandą, pasirenkam elementą, kurį armuosime ir turime, tai vėlgi yra kaip sistema, kuri turi savyje armatūros tinklus, jų tipą. Tai pasirenkame iš gamyklinių tinklų tipo arba jos susikur galime, kurie bus dedami, kaip bus lygiuojami, papildomas pasauginis, kokia užleidimo tinklų tarpusavyje dydis. Ir viskas, pavyzdžiui, nubrėžiu dabar kontūrą, kurį reikia suarmuoti. Ne? Tai matot, kaip brėžiu, dėstu iš karto tos tinklus pasirinkto tipo su užleidimais, tiek viena, tiek kita kryptimi. Sukūrus šitą elementą, matosi violetinis bus kontūras, kuriame bus išdėstama, o kraštiniai tinklai, jie išeina už ribų ir jie bus apkirpti automatiškai. Pagrindinė išdėstymo kryptis, tai reiškia ilgesnioji tinklo kryptis yra ta kryptim, ne, šiuo atveju. Ir galima čia visokį lygiavimą reguliuoti, ne, pagal tą kraštą noriu ir pagal tą sureguliuoti, galiu pasirinkti, tarkim, kad bus ir prie to priglausta, bet čia centre bus didesnis užleidimas negu nustatymas ir panašiai. Tai galiu šitus dalykus tvarkyti ir, taip, jo, pakeisti ilgosios kraštinės kryptį ir viskas, spaudžiu OK. Kas atsitinka, tai kad jisai vėl sukuria man tinklus, kurie vėl aš jų negaliu redaguoti, tol, kol aš turiu čia visą šitą plotą, kuris vadinasi Fabric System ir vėl jį galiu pašalinti ir tada vėl turėsiu atskirius tinklus, tik tai, kad jį pašalinus, štai šitie tinklai dabar kažkaip išlenda jau iš tų ribų, ne? Ir kitas dalykas, kas atsitinka, tai kai turiu automatinį šitą plotą išdėstymą, jisai iškirpo man angas, kur buvo angos, mano tinklai kaip ir iškirpti, o kai pašalinu, jau padariau remove, tai kažkodėl dingsta iškirpimas ir pasidaro per ilgi tie armatūros tinklai. Patys armatūros tinklai, dabar tiesiog pabandysim ištrinti šitą, ne, tai čia toks paprastas nurodai būdą išdėstymą ir turi tos tinklus išdėstytus. Čia yra iš tų vėlyčių virintiniai tinklai, tai nežinau, čia galbūt kažkur panaudosit grindims ar kam, nes man netenka jų naudoti, bet Fabric Sheets, ką duoda, tai kad aš galiu po vieną tinklą dėti, ne? Ir, pavyzdžiui, dedu tinklą, kurio noriu nurodyti to vietoj ir tuo metu, kai dedu tinklą, tai, pavyzdžiui, jie apipjausta. Tačiau matėt, panaikinus Fabric System Area Reinforcement, jų nebeapipjausta. Tai po vieną dedant apipjausta. Tai įdomus dalykas. Ir taip, tie tinklai, kaip matote, jie turi savo savybės, pavadinimus, kokie žingsniai išdėstymo, kokia kryptim, kokia viela, čia turbūt reiktų sakyti, kuria kryptim išdėstoma, na ir koks tinklo masė, koks dydis, bendras ilgis, tinklo, ne, gamyklinio, už tai įsiveda jisai į šitas savybės. Nors jeigu tinklas, pavyzdžiui, netelpa, mes į kiekių lenteles gausime ir va šitas reikšmės cut overall length, cut overall width. Tai reiškia, kad tikrasis ilgis, koks jis dabar yra čia modelėje, tai mes jį galėsime gauti, kai tuo tarpu šitas bus pilnas ilgis, ne, 6,96 m. Ir dabar jau Revite padaryta, berods, kad galima juos matyti ir kaip 3D tūrius, anksčiau visada būdavo vaizduojami kaip linijos, tik tai planuose šiek tiek matydavosi, bet jo, ir čia galima pasirinkti, ar tai yra viršui, ar tai yra apačioj armuojamo elementų, tas tinklas turi būti, ne? Tai lygiai tas pats su sistema buvo galima pasirinkti, ar viršui, ar apačioj.
Ir šitas irgi čia toksai parametras, kad gali nukirsti arba gali nenukirsti, ne? Tai čia įvairūs scenarijai, kaip kam reikalinga, nes tarkim, reikalingi mums vienetai, tiesiog kiek užsipirkti tinklų, tai tie dydžiai galbūt ir nėra aktualūs. Tai tiek būtų trumpai apie plokštinių elementų armavimą šitais tinklais. Tačiau jeigu nueisime į pjūvį, tarkim paslinksiu šitą pjūvį čia, dažnai nedarau papildomų pjūvių, o tiesiog slankioju vertikalius horizontalius pjūvius. Žiūrim kokią situaciją, bet gana dažnai tai naudoju. Tiesiog jeigu noriu dar ir sijas suarmuoti tinklais, tai galima tai padaryti naudojant Fabric Sheet komandą ir Bend Sketch komandą. Tai lenktas kontūras. Ir, pavyzdžiui, galime tiesiog paimti ir nubraižyti tą kontūrą mūsų tinklo, kaip jisai bus sulenktas. Tai gerai, čia užbaigiu, kažkaip taip jie ten daro, tarkim taip, neatsimenu tiksliai, kaip jie ten daro. Kai kuriuose fabrikuose tiesiog naudoja tokį armavimo metodą, vietoje armatūros skirsinių surišimo lankstinių naudoja tinklus sulenktus. Paskui, aišku, čia prideda dar pagrindinės išilginės armatūros, bet esmė, kad galima tai panaudoti ir ne veltui matyti Revite įdėta šitą komandą. Na ir jeigu pasižiūrėsime, ką čia sukūriau, tai matosi, kad tas elementas pradžia jo ties pjūviu ir jis yra tam tikro ilgio. Turi savo parametrus sulenkimo, savo to segmento dydžių. Galima nustatyti lenkimo kryptį. Ir kadangi pasirinkau šitą tinklą, tai jo ilgis ir yra pagal tinklo tipo parametrą. Tai šiaip tuos tinklus galima dar sukurti pagal paprastus nubraižytus strypus, tai yra susikurti savo gamyklinį tinklą su skirtingais žingsniais, tačiau čia dirbant per precast įrankius, Custom Fabric Sheets, esu tai daręs kartą, tačiau realiai mes paskui nebenaudojam šito dalyko, tai jeigu domina, rašykit komentarus ir bandysiu sukurti. Tai va tokios galimybės tiek apie gamyklinius tinklus. Iki.